Pieštukas. Suformuojame linijinį pieštuką, kuris suformuoja 5 metrų sferos sritį ir tikslę jos formą, kuri gali plėsti ir formuoti su dangiškojo tėvo atvaizdu, einant šią sferą, o po to ir per jos linijos tašką. O per šį tašką atstatomos jautriausios sritis, kad būtų išvystyta dangiškoji tėvo šviesa. Perėjus per šios linijos tašką susikopia saulės atvaizdas, kuris sudaro tikslę meilės formą ir tikslų judėjimą toms sritims, kurios kursis ši tikslę minties forma ir tikslų judėjimą toms sritims, kurioje kursis ši realybė, o kursis ten, kurioje jautriausiai pažeidžiama. Kiekvienas toks atvaizdas sudaro sritį, kurioje spindintis kupolas, o jame šventosios dvasios vanduo, sudarantis tikrą šviesą, kurioje bus galima išvystyti savo vidinę amžinybę ir realiausias dalis, kuriuose yra fiksuojama dangiškojo tėvo atvaizdas su norma. Visą šią cirkuliaciją plečiam per amžinąjį pasaulio šviesą, kad įgyti materializaciją pagal dangiško tėvo atvaizdą. Sukūrėme žvaigždyną, sudarėme jos tiesą ir sukūrėme jos tašką, kuris išformuoja nesuprantamą minčių poveikį arba kitų žmonių neigiamas reakcijas. Dabar žvaigždynas išsiplėtė tiek, kad visą šią informaciją suspaudžia, išformuoja iš fizinio kūno supratimo taško, trečiosios akies, sielos, sąmonės, abiejų akių brandulio ir informacinio lauko ląstelių, kurios yra pažeistos, kad išgauti teisingą supratimą iš sudangiškojo tėvo per normą. Kai visa ši informacija išsiformuoja, tuščioje vietoje dedamas dangiškojo atvaizdas ir jo tikroji realybė, kurią jis duoda pažinti ir užpildyti pažeistus fizinių kūno taškus meilės ir džiaugsmo energiją. Kai fiziniai kūnai užsipildė meilės ir džiaugsmo energiją, pasišalint bet kokia buvusi informacija, kuri griovė ir neleido tiksliai suprasti, matyti ir pažinti. O dangiškojo tėvo meilės bei džiaugsmo energija atkurs fizinį žmogaus kūną pagal dangiškojo tėvo atvaizdą, duodam impulsą iš sielos ir tegul būna tai. Sudarome srities sukuriančios tašką, plečiame jo visą esybę ir sukuriame dangiškojo atvaizdą tam, kad išvystyti visas amžinybės dalis, kuriuose bus sukurtos amžinoje auksinėje sferoje, pasiunčiame į sielą šią auksinę sferą su pasaulio žmonėms ir ištiesime kelią Grigorijos Grabovojos mokslą per normą. Dabar ši sfera apjuosia žmonių fizinius kūnus, gamtos pasauliu su norma. Geltoną sferą sujungime su saulė, o saulę jungime su siela, o siela nuo šiandien spėdės 100 kartų dar stipriau negu saulė. Mėlyna sfera tai vanduo. Sujungime pasaulio žmonės su vandens branduoliu per normą ir Grigorijos Grabovojos atvaizdą. Sidabrinė sfera susijungia su taurė žinių arba šventosios dvasios vandeniu. Išgėrus taurę vandens, žmonės perėjo kitą išmatavimą ten, kur dangiškasis tėvas. Matome baltą sferą sujungi su viso pasauliu, o pasaulį perleidžia per žmonių akis, sąmonę, kraują bei visą informacinį lauką su norma. Violetinėje sferoje begalin dydžio žmonių masė, kurie ateina į naują pasaulį pažinti naujų žinių ir susijungimas su dangiškojo tėvu bei harmoningą vystymąsi pagal dangiškojo tėvo atvaizdą. Matome salotinę sferą, tai nauja ateities spalva, užpildė pasaulio žmonijos informacinius laukus su norma ir Grigorijos Grabovojos mokslu. Oranžinė sfera kuria žmonijos taškus, kurie kursis visais atvejais ir apsaugos nuo kolektyvinės sąmonės ir pakels į dangiškojo tėvo sąmonę, taip kaip buvo kurta nuo pradžios. Matome kristalinę sferą, o joje kristalas pagal dangiškojo tėvo atvaizdą. Su šio kristalo apvyniojame pasaulio žmonijos fizinius kūnus ir sujungiame su dangiškojo tėvo fizinio kūno kristalo, jo atvaizdo galybė, meilė bei džiaugsmu. Rožinę sferą nukreipiame pasaulio žmonijos meilę, džiaugsmą ir sujungiame su dangiškojo tėvo atvaizdu, greitam susijungimui su sielos antromis pusėmis su norma ir Grigorijos Grabovojos atvaizdu. Grigorijos Grabovojos mokslas suteikia tokią jėgą, kuri apsaugo ir kelia į dangiškojo erdvę, kuris sustiprina pozityvų mąstymą bei vibracijas teigiamų minčių ir sukuria tvirtą žiedą dangiškojo tėvo, kuris iškels visą pasaulio žmoniją į naują erdvę. Siunčiam impulsą į šį valdymą ir materializuojame su norma.
Sudarome šviesą, sudarome ir jos sritį, perleidžiame ją per žmogaus fizinį kūną kaip realią dalį, o realioji dalis viskas harmonizuoja, o jos visa struktūra išeina į šviesą ir sukuria pasaulio harmoniją su dangiškojo tėvo atvaizdu, kuris viską fiksuoja ir kelia į naują sritį, ten, kur beribis atvaizdas, beribis srities. Čia perėmė tai, kas realiausia ir sukuria tokią atmosferą, kurie bus pagrindinė sąmonės dalis ir spindinti ši realioji dalis bus kaip dangiškojo tėvo atvaizdas, kuris kelsis į realybę ir kurs tokį spindesį, kuris visados bus tikslus, pozityvus ir realus, nes tai ištisa gyvenimo linija, kuri sudarė amžiną pasaulį, amžiną tobulybę, kuri visados formuojasi pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo realiausias sritis, kurioje yra vystom pati harmoningiausia linija pasaulio istorijoje, ir tai bus šviesa, kuri perina per visas sritis ir sukuria tikrąją sritį, kuri tyra savo pakopomis ir materializacijos spindesiu per dangiškojo tėvo atvaizdą. Nes čia yra tikroji sąmonė, kuri išvystys pasaulį iki begalybės su žodžiu harmonija, bei meilės šviesa, kuri nakloja visą pasaulį per normą. Čia bus meilės fonas, kuris prisipildė tikrąją šviesą, kuri kuria teigiamą energiją arba kuriasi dalis, iš kurių galime išvystyti arba sudaryti pasaulio harmoniją. O pasaulio harmonija tai dangiškojo tėvo atvaizdas, kuris cirkuliuoja ir sukuria realybę pilnam materializavimuose, nes tai amžina dalis galinti viską kurti realiai ir sudaryti tvirtą pozityvų tašką, kuris iš nieko sukurs pasaulį ir naujo pasaulio harmoniją pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo begalinį spindesį. Čia ir bus pažintinė dalis, galinti sukurti begalybę ir perkelti ant žmogaus rankų šviesą jungianti dangiškai tėvą su savoju aš, nes per čia kūrybos taškas išplečiantis pasaulį naują tašką arba į naują sritį, kurioje bus minimalios žmonių galimybės kurti. Čia ir užsidės ant žmonių dangiškojo tėvo atvaizdas ir begalybė, kuri leidžia visiems kurti pagal savo galimybės, neiškrempiant visatos pasaulio įstatymų. Čia ir bus taškas, kurį reikės pereiti žmonėms, nesudarant emocijų sieloms ir savajam aš. Tai ir bus žmogaus asmeninė kūryba, kuri gerbs ir vystys kiekvieną suteiktą žmogų, taip kaip dangiškasis tėvas kūrė nuo pradžios. Tebūnie taip.